Labas, aš sveikinuosi su jumis po ilgo laiko nefilmavimo ir nekalbėjimo. Tai kažkaip vėl truputį keista, bet šitas video, manau, yra kitoks, šiek tiek meninis, nes, kaip matėt, parodžiau, ką aš veikiu, tai yra, ką dirbu, savo mėgstamiausią darbo pobūdį, sakyčiau, tai yra darbas su mada ir fotosesijom, šiek tiek kasdienybės, laisvalaikio, tiesiog tokio ramumo. O dabar nusprendžiau paplepėti ir parodyti kažką naujo ir papasakoti naujus dalykus. Visų pirma, noriu parodyti ir pakalbėti apie plaukų priežiūrą. Kaip tikrai jau matosi iš mano nedažytų šaknų, aš dažau plaukus. Šiaip originaliai tai tamsiai ruda, bet jie kažkodėl gaunasi juodi, tai dabar stengiuosi atsiauginti, aš jau minėjau kažkuriam video šitą. Ir vakar dirbau L'Orealio akademijoje su Matrix renginiu, tai dažiau modelius ir prie to pačio dar gavau Matrix plaukų priežiūros priemonių dovanų ir noriu parodyti. Vakar nedariau šito video apie būtent šitas priemonės, nes norėjau šiandien išbandyti ir pažiūrėti, ar jas veikia. Ir galiu pasakyti, kad tikrai taip. Ir
Dar ką noriu pasakyti, tai nekreipkite dėmesio į backgroundą, nes tai yra mūsų darbo kambarys, tai visą laiką šiek tiek messy. Šiandien, ką aš išbandžiau iš Matrix. Nežinau, jeigu jūs naudojate tas priemonės, tai galbūt galit kažką patarti, bet aš kiek žinau, tai Matrix priemonės yra ganėtinai geras ir profesionalios. Produktus man atrinko pagal mano plauką, tai pagrindinė problema, kad jis yra ganėtinai sausas, aišku, nuo dažymo, praradęs svorį ir, nežinau, praradęs svorį ir tiesiog nelabai gyvas. Tai rodau, pirma būtų šampūnas ir kondicionierius. Čia yra iš Total Results, gal ne visi taip vadinasi, iš tikrųjų netkreipiau dėmesio. Jis yra šampūnas su glicerinu rašo. Maitina plaukus ir padaro juos švelnius, spindinčius ir lengvai tvarkomus. Labai patiko, labai skaniai kvepia ir nežinau, ar tai suveikė kaukę prieš tai naudota, ar šitie dalykai, bet manau, daugiau panaudojus pažiūrėsim, ar yra kažkoks skirtumas. Bet pats šampūnas netgi jaučiasi toksai tirštesnis, drėgnesnis, kad ir kaip juokingai skamba. Bet jo, užskaitau šituos ir visi Matrix produktai labai skaniai kvepia. Tokių plaukų salonų. Tai va, 2 dalykai iš šitos raudonos linijos. So Long Damage. Vadinasi, šampūnas ir kondicionierius. Čia rašo, kondicionierius su ramunėlėmis sustiprina ilgus plaukus, apsaugo juos nuo lūžinėjimo. Tai čia turbūt irgi tas pats bus. Nematau, kur lietuviškai. Bet šis šampūnas skirtas jo su lūžinėjusiam, sugadintėm nutiesinimu, džiovinimu ir visų kitų dalykų dažymų plaukam. Tai šito nenaudojau, bet kvepia tokiam braškiam, vaisiais kažkokiais. Ir visi dalykai yra full size, arba kaip tik baigėsi šampūnas, tai labai gerai. Tada Miracle Creator rašo. Multitasking treatment, tai jis atseit padaro 20 visokių dalykų tavo plaukams, kurie pagerina plaukų būklę. Tai plaukų priemonė turi 20 plaukus gražinančių poveikių, maitina plaukus, stiprina žvilgesį, išlygina kutikulą, saugo nuo lūžinėjimo, šukuojant, drėkina, saugo nuo karščio, žodžiu, viską daro. Tai kadangi baigėsi ir apsauga nuo karščio, šitas bus super. Tada, geras, net nemačiau. Dar vienas dalykas, tai kaip čia taip? Net nemačiau iš tikrųjų. Čia yra Multi-Perfecting Spray. Nenaudojau, net nežinau. 12 įvairių paskirčių purškiklis, veikia jūsų plaukus 12 skirtingų poveikių. Oho, tai čia bus 20 poveikių, 12 poveikių, tai turėsiu turbūt reklaminius plaukus. Bus įdomu pabandyti, padarysiu update'ą ir pamiršau pasimti tą kaukę. Tai dabar einu ir pasimsiu ir parodysiu. Pasiėmiau produktą, kurį buvau pamiršusi, nes šiandien naudojau. Tai čia yra plaukų skaidulą sauganti sandarinamoji priemonė. Ją reikia naudoti tik tai kartą per savaitę ir prieš trinkant, prieš plaunant plaukų šampūnu. Ne mažiau 10 minučių. Ir aš pajutau plaukų tą slidumą, švelnumą, net neišsiplovus galvos, o tiesiog po šitas kaukės jos praplovus, tai ranka liečiau ir man toks jausmas, kad pirštai tiesiog šukavo taip švelniai. Tai irgi labai patiko ir va šitas dalykas kvepia, tai žiauriai skaniai tokiais kokosais ir vanile ir paskui visi plaukai žiauriai kvepia, net kvepalų nereikėjo. Tai labai norėjau pasidalinti šitais naujais produktais ir nežinau, įdomiausia, tai gal kas nors iš jūsų naudojate ir galėtumėt pasakyti, padėjo, nepadėjo, ar kokias nors šiaip apskritai geras plaukų priemonės. Tai būtų įdomu sužinoti, nes dabar vasarą saulė, tai plaukas dar labiau džiūva. Geriu buca su ledukais. Dar norėjau pasakyti vieną dalyką.
kaip visada aš su savo vienu dalyku, bet susilaukiu klausimų, kur tu dirbi, kuom tu dirbi ir panašiai. Tai noriu išaiškinti šitą dalyką, nes Instagram'e aš ten savo story kėliau, kaip studijoje buvau, kurioje dirbu, tai dirbu taip pas Bitinaitę. Gretutė su manim pasidalino savo grožio kampeliu, tai va dabar ir aš tenai turiu vietelę. Tai čia tikiuosi atsakiau šitą klausimą, kam įdomu. Ir dar dalykas dėl šitų angliškų video. Aš matau kiekvieną kartą įkėlus anglišką, kad jis tiesiog be priežasties, be komentarų yra 20 dislaikų per 5 minutės. Nu, tai iš kažkur kitur čia jie ateina, aš nežinau, bet ką aš noriu pasakyti ir ką atsakiau jau porą komentarų. Aš angliškus video darau todėl, nes mano kanalą žiūri ir nelietuviai. Aš nesiorientuoju tik į lietuvių publiką. Aš noriu tobulėti, noriu kurti kokybiškus video, padaryti juos įdomius, kūrybiškus, artistiškus ir noriu, kad jie pakliūtų ir užsienio rinką ir kad suprastų žmonės iš viso pasaulio. Nes mano tikslas nėra būti lietuvė blogerė lietuvių tik tai auditorijai, nes jų yra pilna lietuvaičių, kurios daro apie tą patį ir tiesiog man tai nėra įdomu. Atsiminiau, dar ką norėjau pasakyti, tai dėl pačių lietuviškų vlogų, tada kils klausimas, o kam tu iš vis darai lietuviškai. Dabar tai darau dėl to, nes man asmeniškai yra labiau nuoširdžiau ir labiau patinka ir aš geriau jaučiuosi viešumoje, tarkim, kalbėdama su kamera lietuviškai. Paskui, jeigu jau ateis reikalas, tai gal padarysiu ir angliškai, bet at the moment, juokauju. Bet dabar tai darysiu tos vlogus, manau, lietuviškai. Tai viskas, ką norėjau pasakyti.